megzti 4 takelių reglaną, megzsime vyrišką megztuką LXL, dar ko mums reikės. Taip, tai atrodo, kad labai didelė pamokoje mes pasiskaičiuosime, kiek mes turime rinkti akių, kad pradėtume siūlą vadinti gyvu. Bet iš esmės taip ir yra, siūlas jisai yra gyvas, dėl ko? Dėl to, kad jisai yra tamposi, jisai tamposime, kodėl mums reikės kito siūlo, dėl to, kad mes šio megztuko atnarą megzsim būtent štai tokį, aš parodysiu ant savo. Tai atitinkamai mums atnaros pradžiai megzti mums reikės kojinių virbalų, pas mane yra tik tai, kalbant apie patį mezgimą, nes mezgu aš labai daug, bandau iš daug skirtingų siūlų. Ir man visuomet buvo pats mezgimas, pats skaičiavimas apie tai, kuo mažiau neskaičiuoju eilių, kai aš mezgu reglaną ir visiškai nesvarbu kokį. Aš megzdama reglaną vadovaujuosi nenumegztomis eilėmis, o centimetrų vadovaukitės, tiksliau, jeigu mezgate drabužį, vadovaukitės viduriniu. Tai 3,5 būtų. Jeigu mezgate, pavyzdžiui, šaliką arba moką, dėl to, kad, kaip ir sakiau, mes turime papildomą siūlą ir būtent ši atnara mezgama šiek tiek kitaip. Būtų 112. Nes mes ant virbalų dabar turime 56 akis, o mums reikia, kad būtų 112 reikiamas kiekis. Nes jinai labai svarbi, mes ją rinksime ant pirštus. Mes matome, va, pirma. Kruopščiai, atsargiai, niekur neskubant, ramiai. Nes mezgimas, juk visi mums sako, mezgimas yra meditacija. Tai va, ir medituokime. Kiek jūs norite. Jeigu norite, megzkite aukštą atnarą. Moterišką megztuką jūs galite rinktis